Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да. Светлана звонит, старший финансовый аналитик компании. Вы торговый счет у нас на площадке активировали. Хочу обратно получить деньги. Ну, вы пришли изначально зарабатывать, правильно? Я не пришла. Деньги зарабатывать. Меня заточили. Мой документ, видимо, я трейдер, я такого не автомобиля. Да. Вот давайте, я вам все покажу. Вы не понимаете? Хорошо. Я хотела выходить, а вот вы мне опять понравились. Мне очень понравился ваш голос, я вам так скажу, как я вам... Вы разговариваете, что мне уже и захотелось у вас работать. Вот. С вами достигнем небывалых вершин, я уверен, если вы будете с нами. – 2022 metais sostinės kriminalistus pasiekė informacija, kad Vilniuje įsikūrusi grupė asmenų gali vykdyti didelio masto sukčiavimus internete. Atlikus slaptus tyrimo veiksmus, pareigūnai greitai išsiaiškino, kad vienoje iš Europos šalių sostinių, Vilniuje, beveik miesto centre, veikia gerai organizuotas skambučių centras. Moderniai įrengtose patalpose dirbo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Indijos, Bangladešo, Egipto ir kitų valstybių piliečiai, kurie jau ilgą laiką vykdė pasaulyje itin plačiai paplitusius investicinius sukčiavimus. Analogų Lietuvoje neturinčio tyrimo metu nustatyta daugiau nei 20 internete veikiančių netikrų investavimo platformų. Naudodami šias platformas ir nutekintas asmenų duomenų bazes, profesionaliais investavimo konsultantais pasivadinę asmenys apgaulę iš patiklių investuotojų išviliodavo didelės pinigų sumas. Kiekvienas konsultantas kabutėse turėjo mažiausiai vieną slapyvardį. Jam buvo kategoriškai uždrausta atskleisti savo ar bendrovės tikrus duomenis realią buvimo vietą. Bendrovė nuolat ieškojo naujų darbuotojų, kuriems buvo keliami specialūs reikalavimai dėl užsienio kalbų – lenkų, anglų, vokiečių, hindi mokėjimo ir bendravimo įgūdžių. Įmonei vadovavo užsienio piliečiai, kurie glaudžiai, kabutėse, bendradarbiavo su analogiškais skambučių centrais Latvijoje ir kitose šalyse. Prasidėjus tyrimui buvo sudaryta bendra jungtinė tyrimo grupė su Latvijos ir Lenkijos teisėsaugos pareigūnais, bendradarbiaujama su Eurojusto ir Europolo atstovais. – 2022 m. kovo mėnesį Lietuvoje ir Latvijoje tuo pačiu metu į 3 skambučių centrų patalpas įsiveržė Lietuvos Aro ir Latvijos Omegos pareigūnai. Lietuvoje sulaikyti 28 įtariamieji, iš jų 9 teismas skyrė suėmimą, kitiems įtariamiesiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės. We made a great operation. We managed to establish a JIT within 3 days. Literally, this could be possible only because of precise and brilliant cooperation with our Lithuanian colleagues from Vilnius, and I am sure that this is one of the biggest cases, and Europol is admitting that it was as well one of the biggest successes within the combating of this investment fraud phenomenon. There are, of course, still a lot of work to be done to ensure that criminals are brought to justice, but I have no doubt that they will be convicted. Visai gerai. See you. Keep in touch. Atlikus daugiau nei 100 kratų, buvo paimti kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai, vaizdo įrašymo įranga, serveriai, buhalteriniai dokumentai, darbo sutartys, grynieji pinigai, kriptovaliuta. Iš viso sulaikymo operacijoje Lietuvoje dalyvavo daugiau kaip 150 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės Aras, Europolo pareigūnų. Galiu pasidžiaugti, kad šioje tarptautinėje, taip vadinamoje call centrų byloje, Lietuvos policija ir prokuratūra veikia pagal rekomenduojamą tokios kategorijos bylose tarptautinio bendradarbiavimo modelį.
Tinkamai padaryti namų darbai sąlygojo veiksmingą ir rezultatyvią veiksmo dieną Lietuvoje ir Latvijoje. Ši byla rodo, kad policija, teisminės institucijos tarptautiniu mastu sutelkusios pajėgumus taip pat gali tai daryti, nepaisant nusikaltėlių veikimo teritorijos ar jų buvimo vietos. Šio tyrimo dėka pavyko apsaugoti tūkstančius Europos gyventojų nuo sėkmingų kabutėse investicijų iliuzijos.